čempionatą organizuojame Alytuje ir tai vyks birželio 27 dieną ir birželio 29 dieną. Tai galima sakyti tam tikrą prasme, tradicijų tasa, alytiškių dėka gali sugrįžti į mūsų miestą. Na jo, mes su generaliniu sekretoriu kaip alytiškiai ir iki šiol labai stipriai prijaučiantys Alytuje nusprendėm, kodėlgi mes vis tos čempionatus rengėme vis kituose miestuose, kodėl ne Alytuje. Tuo labiau, kad Alytus tikrai pasistengė, padirbėjo, nutiesė puikius kelius, paklojo puikius asfaltus. Taigi sportininkams tai yra idealios sąlygos, pastatytas naujas tiltas, galime turėti puikų žiedą su kalniukais, su posūkiais. Manau, kad tikrai čempionatas turėtų būti šaunus. Gerbiamas Valentina, jūs puikiai žinote, ko gero, visus kelius apie Alytų. Iš tikrųjų, galbūt tai šiandien mes galime jau pasakyti, kokiose vietose vyks čempionatas, kokias trasas parinksite? Penktadienį būtų individualinis lenktynės, tai būtų startas ir finišas prie sporto rūmų. Toliau važiuotame į Punių Šilą, ten apsisukam ir finišuojam prie sporto rūmų. Sekmadienį būtų taip pat startas finišas prie sporto rūmų, važiuotume link Pramonės rajonų, per naują tiltą Nemuno, per pirmą Alytų grįžtam vėl prie sporto rūmų. Tai ratukų ilgis yra 12 km 500 metrų. Vadinasi, visi miestelėnai galės iš tikrųjų tiesiog stebėti varžybų, bent jau startinį ar finišo. Pačią įdomiausią, ko gero, atkarpą gali stebėti čia pat mieste, niekur nereikia vykti. Taip. Gerbiamas Adomai, miestui štai vėl sugrąžinti dviračių sportą į Alytų. Jums kaip sporto veikėjų miesto savivaldybėje, kas tai papildomas galvos skausmas ar vis dėlto ir džiaugsmas širdyje? Pirmiausia, tai aš manau, kad tradicijų tas arba sugrįžtantis paukščiai tai yra normalu ir labai fantastiška, tai yra mūsų miesto bendruomenės tokia pozicija ir manau, kad bet koks Lietuvos čempionatas, bet kokios tarptautinės varžybos, tai yra mūsų miesto reklama ir mes didžiuojamės ir džiaugiamės to, kad Lietuvos dviračių sporto federacija prisideda prie mūsų miesto garsinimo. Miestas pasiruošęs ir ką tik susitikimas vyko su miesto vadovais, kiek mes galėsim, tiek mes prisidėsim ir vieną iš akcijų šiandien Liudai jūs ir vykdot. Aš tikiuosi, jog iš tikrųjų tas sugrįžimas jis nebus toks momentinis. Iš esmės, jeigu kalbėti apie dviračių sporto, turime Lietuvoje tam tikrus centrus, kurie tas tradicijas tęsia, bet Alytus irgi turėjo ir išaugintą plejadą gerų dviratininkų, kurie buvo žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir tuometinėje Sovietų sąjungoje. Ir štai po to, kaip aš sakau, išeina žmogus ir atsiranda tam tikra skylė. Jūsų nuomonė, ar jeigu kalbėti apie Lietuvą, vis dėlto jaunąją kartą, dviračiai dabar populiarėja labai stipriai, Alytuje irgi. Bet štai sportininkai, kurie siekia aukštų rezultatų. Kokia situacija Lietuvos dviračių sporte? Jeigu kalbėti apie plentą, pavyzdžiui. Jeigu kalbėti apie plentą, tai šiai dienai mes tikrai turim labai stiprius ir dviratininkus, kurie atstovauja garsiausias pasaulio komandas, važiuoja už profesionalus. Ir visi šitie dviratininkai birželio 27-29 bus Alytuje. Lietuvoje ir Alytuje. Nes tai yra garbė ir prestižas tapti nacionaliniu čempionu. Visos komandos sudaro sąlygas, pagamina specialias aprangas, kur net kokie rėmėjai bebūtų, kokiam pasaulio krašte, už be kokio pasaulio krašto komandą bevažiuotum, bet apranga būna papuošta nacionalinės vėliavos simboliais. Tai iš tikrųjų yra pripažinimas ir garbė. Ir tikrai agituoju visus žiūrovus, alytiškius ateiti ir pamatyti šiai dienai mūsų garsiuosius dviratininkus, kurie Lietuvoje būna labai labai retai. Ir pabendrauti. Kas be ko, kad kai kartų kaita įvyko ir profesionalus sportas šiai dienai yra ne pačioje geriausioje situacijoje, bet tuo pačiu matau ir progresą ryšium su tuo, kad visam pasaulyje, toje pačioje Lietuvoje labai beprotiškai populiarėja dviračių sportas. Aš prieš 2 metus važiuodamas treniruotės važiuodavau vienas, tai šiai dienai susirinka 30-40 žmonių, mes jau nebesutelpame vienoje plento pusėje ir turim dalintis į kelias grupės. Tai su tuo atgimimu ir su tuo maratonų populiarėjimu dviračių sporto kaip labai draugiško gamtai, sveikatai transporto priemonės, populiarumas su tuo ateis ir sportas, ateis žmonės ir į sportą. Ir tikiu, kad dviračių sportas atgims, tuo labiau, kad palaikymas yra šiai dienai iš Lietuvos vadovybės. Premjeras labai palaiko mūsų sportą ir yra globėjas Baltijos kelio daugiadienių lenktynių.
Alytuje meras labai irgi prisidėjo iš karto ir palaiko šitą renginį, kurį mes organizuojam. Taip pat aš tikiu tą šviesią ateitim ir manau, kad tikrai turėsim ir ateityje garsių dviratininkų. Juolab, jog, ko gero, štai ir Alytuje galima pastebėti, jog po tam tikrų tarptautinių varžybų mažų būsimųjų sportininkų entuziazmas iš karto pašoka į viršų. Iš ties ilgokai nematėme, ar ne, profesionalių aukšto lygios dviratininkų pasirodymą mūsų mieste. Nors dviračių mėgėjų daugėja geometrinė progresija. Na, visiškai radai pasakyti, kad mes neturėjom jaunosios kartos. Šiai dienai net vidantieji Lietuvos dviratininkai yra kai kurie iš Alytaus ir mes juos pamatysime Alytuje. Jeigu ateina žiūrovas ir pats atpažįsta savo žymėtį. Bet kiekvienas varžybos, bet kokios sporto šakos, kiekvieną kartą duoda šiokį tokį impulsą. Ir mes tikim, kad ir naujos bazės statyba, tai yra trečio etapo stadiono pabaigtuvės, visiškas ten yra numatyta dviračių bazė, nauja šiuolaikiška, ir mes tikimės, kad ir Lietuvos dviračių sporto federacija atkreips į tai dėmesį ir mums, kiek tai prisidės prie šitos statybos, kadangi tai turėtų dar duoti didesnį impulsą pati estetinė išvaizda bazės ir vaikų jaunimo susirinkimo vietai. Na, o čempionatas tai yra, kaip visada, tai yra emocijų ir iš karto vaikai. Ir šventė. Šventės nuotaika. Taip, na, visi toj pajus, kaip pats Alytaus miestelėnas, kaip sako. Mieste nieko nėra, tik tai tada pasirodo, kad kažkas yra, kada uždaromos gatvės. Nu, bet aš manyčiau, kad tegul būna gatvės uždarytos ir kviečiu visus pasižiūrėti gražį reginį dviračių rinkinį. Ponas Valentinai, mūsų miestą pažįstate, trasą jau šiek tiek nupasakojate, štai šiandien lankėtės miesto savivaldybėje. Jūsų nuomonė, problemų negali kilti, organizuojant štai plento čempionato etapą Alytuje? Šiai dienai tai tikrai nematau problemų, kad nesurengt tokio lygio, kokį rengdavom anksčiau. Aš tikiuosi, kad Alytus dėkingas trasom. Yra labai didelis pasirinkimas žiedų, ypač kaip pats naują tiltą atidarė. Tai aš čia pažinėjau ir indalinių lenktynėm radau gal 3 trasas. Grupiniam lenktynėm galima nuo 10 km iki 20-30 km žiedus rasti. Bet mes norim mažesnį žiedą, kad dažniau jie pravažiuotų pro starto finišo liniją, kad žiūrovai dažniau matytų juos. Ne tai, kai duodi startą, išvažiuoja ir už 3 valandų 4 finišuoja. Tai norim, kad būtų šventė Alytuje, kad tuos mūsų geriausius sportininkus matytų dažniau pravažiuojančius pro finišo liniją. Taigi, aš tikiuosi ir mūsų klausytojai nepamirš, jog birželio pabaigoje dviračių plento čempionato etapas Alytuje. Šiandien noriu padėkoti mūsų svečiams. Studijoje viešėjo Lietuvos dviračių sporto federacijos prezidentas Žydrūnas Stankevičius, Lietuvos dviračių sporto generalinis sekretorius Valentinas Rutkauskas ir miesto savivaldybės sporto rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis. Ačiū Jums. Kągi, lauksime. Informuosime mūsų klausytojus ir tikėkime, jog geras oras bus Dzūkijos sostinėje. Dėkui Jums. Meras susakė gerą orą. Tai svarbiausia. Sporto klubas.